Kawasakio darbai kaip ir įpusėjo. Nudažyti ratai negražiai teptuku. Padarytas stabdžių sistema gale. Nu ką dabar skambant Šuberto serenadai. Viską priderinėjau irgi. Kliponai uždėti. Čia irgi dar aukštis niekas nesuderinta, tol kol nebus aišku, kaip čia dėsis tie spoileriai. Kraškeičas laukia, numestas, kraunamas akumuliatorius. Galas bus sportinis, kadangi visi spoileriai bus sportiniai. Tai irgi stovi priekis. Jisai yra čekų gamybos. Labai gerai padarytas kokybiškai. Visas paviršius blizga. Bet jisai, kadangi skirtas žiedinėms lenktynėms, tai jisai yra plonas, lengvas. Jį reikės storinti, tvirtinti. Tai čia irgi tą dalyką padarysiu. Tada, kai padarysiu specialius laikiklius, nes originalus ortakis netinka, nes jis yra plasmasinis ir iš karto sulūš užlipus bake. Taigi, galas irgi bus sportinis be sėdynės. Va, šį pabandysiu nuimti ir parodysiu, koks originalus galas yra. Ir pasakysiu kažką. Tai dabar toks klaustukas su galiniu rėmeliu. Va, kokio jisai dydžio, kokio jisai storio. Nu, iš tikrųjų, viskas padaryta vardan to, kad būtų lengva. Bet chebra, kai važinėjat su savo merginom, pagalvokit, ant kojo sėdi. Čia yra dedasi galinė sėdynė. Nu, čia aš nežinau. Keleivis sėdi ant nieko. Ant kažko tuščio. Aišku, stampai šitas dalykas netinkamas, bet yra toks variantas, kad šitas galinis rėmelis padarytas iš dviejų dalių. Pirma dalis tokia, irgi ne aliuminė, plona, bet vis tiek kažkiek tvirtesnė. O pats galas yra juokingas žaislinis. Taigi variantas yra, kad nuimti šitą galinį rėmelį ir padaryti kažkokį plieninį. Analogišką. Aišku, būtų gerai jisai iš aliuminio, bet šiuo metu neturiu galimybių kažką kurti, daryti iš aliuminio. Bus kažkoks lengvas aliumininis daiktas. Čia irgi. Kartu bus... dar toks variantas, kad aš kartu galvojau, kad vietoj 12 baro to panaudoti patį spoilerį. Čia jį pridėti daug audinio, sutvirtinti, suarmuoti viduje, kad jisai būtų tvirtas. Bet nežinau, kaip iš jau užsimautų. Nu vis tik, bet kokiu atveju šitą rėmelį galinį reikia tvirtinti. Na, matysim, kaip gausis. Galas iš plieno, kaip ir subortas. Jisai bus vietoj šito pikčiūrnos aliumininio. Dabar belieka pritaikyti viską prie galinio spoilerio. Čia atsižymėjau skylę maždaug, kurią pjausiu. Čia įkišti kojai, nes dabar nežinau, kaip geriau padaryti galą. Kur baigėsi jo pats baras. Darbai juda į pabaigą. Motociklą daugmaž surinkau. Čia gavosi toks prototipinis variantas dabar jo. Sudėta viskas, kas reikia, bet reikia tik tai atiderinti. Galiniai pegai, sėdynė. Aišku, reikės kliponų aukštį reguliuoti. Posvyrio kampą irgi
Speedometras toks pritvirtintas tik tai tam kartui. Spoilerius sutvirtinau, sustorinau. Bako irgi dar nemušiau, nes pirmiausia reikia įsibandyti, kaip jisai važiuos. Padariau galinį rėmelį čia, nu, irgi reikės jį dar kažkaip sutvirtinti, atitaikyti, kad pagalvoti, kaip pritvirtinti. Žvaigždė, aišku, savo vietoje, kaip visada. Čia laidai išvesti ventiliatoriaus pajungimui, bet reikia nusipirkti jungiklį pritaisyti. Tai padanga irgi užmesta, stantinė stabdžių sistema. Kažkeidžiai, nu, toks irgi grinai, net nedažiau nieko, grinai sudėjau pasibandymui. Na, aišku, kaip kartas atėjus pasibandymo metui pradėjo snigti pustyti, bet nieko, kažką sugalvosim.